Radiogama. Žodžiai išminties, muzika iš širdies. 99 FM. Kad cholesterolio perteklius kenkia širdžiai, kad medicina ne visagalė, kad sveika yra žinoti. Eteryje laidelė Sveika žinoti. Temą pristato uždarosios akcinės bendrovės Visakuva produktų vadovė Raminta Petrauskaitė. Mes gamtos dalis, todėl norėdami būti sveiki, turėtume rinktis tos pačios gamtos pateiktas dovanas, tokias kaip mumijo. Mumijo, natūrali, tamsiai rudos arba juodos spalvos mineralinė medžiaga, randama tik aukštai kalnuose. Jas sudaro 70–85 mineralai ir mikroelementai. Būtent tokia elementų gausa ir būtent tokiame junginyje ir lemia platų mumijos sveikatinantį poveikį. Mumijo yra žinomas ir naudojamas daugiau nei 3000 metų. Pats išminčius Aristotelis jį rekomendavo nuo galvos skausmo, pagavus šaltkrėčiui, veido paralyžiui, epilepsijai ir nuo daugelio kitų negalavimų. Natūralios medicinos šalininkai mumijo naudoja kaip antioksidantą, imunomoduliatorių, pagalbininką alerginiams susirgimams gydyti. Pastebėję stiprų teigiamą poveikį kaulų ir sąnarių sistemai, jie šią mineralinę medžiagą rekomenduoja kovojant su kaulų retėjimu ir kitais kaulų sąnarių susirgimais. Mumijo efektyvus ir tiems, kurių virškinimas jautrus. Mokslininkai nuolat analizuoja stebuklingąją medžiagą mumijo ir savo darbuose patvirtina daugumą tradicinių mumijo sveikatinančių savybių. Mumijo sužadina medžiagų apykaitą ir stiprina imuninę sistemą, skatina pažeistų ląstelių atsinaujinimą, stabdo senėjimo procesus, slopina uždegiminius procesus organizme ir taip toliau. Vyresnio amžiaus gydytojai, kurie praktikoje išties nemažai susidūrė su mumijo, jį rekomenduoja naudoti ne tik sveikatai palaikyti ar konkrečiai ligai gydyti, bet ir sunkių lėtinių ligų atvejais. Jie pastebi, kad mumijo taip pat sustiprina kitų žolelių ir vaistų sveikatinamąsias savybės, didindamas jų bioaktyvumą. Todėl jis dėl savo plataus gydomojo poveikio gali būti naudojamas kaip kompleksinė priemonė sergant įvairiausiomis ligomis. Mumijo, kitados dar vadinamas gyvybės bei jaunystės eleksyras, šiandien įvardyjamas kaip puikus vaistas nuo įvairiausių susirgimų. Tačiau visgi, siekdami būti visiškai sveiki ir žvalūs, nepamirškite sveikos pilnavertės mitybos, dienos režimo, fizinio aktyvumo, to ir palinkėsime. Kad kraują gerina špinatai, kad migreną gali sukelti rūkymas, kad sveika yra žinoti. Eteryje laidelė Sveika žinoti. Laidą parengė uždaroji akcinė bendrovė Visakuva.